Liepos 2-4 dienomis Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro vasaros estradoje. Tarptautinis jaunųjų vokalistų konkursas Baltijos balsas 2025. Dalyvauja jaunieji atlikėjai iš Armėnijos, Lenkijos, Moldovos, Ukrainos, Serbijos, Slovenijos, Italijos, Ispanijos, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Liepos 2 dieną nuo 10 valandos pirmos dainos konkursas. Liepos 3 nuo 10 antros dainos konkursas. Liepos 4 dieną nuo 17 valandos laureatų koncertas, konkurso uždarimas. Po konkurso uždarimo koncerto visi žiūrovai bus vaišinami ledais. Festivalio organizatoriai – Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras, Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centras, visuomeninė organizacija Lietučiukės, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras, festivalio globėjas Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, generalinis rėmėjas Lietuvos kultūros taryba, pagrindinis rėmėjas Neringos savivaldybė, pagrindinio prizo steigėjas uždaroji akcinė bendrovė Justepa. Prizus steigėjas akcinė bendrovė Orlen Lietuva. Konkurso rėmėjai ir draugai Valrem, Saurida, Stema Group, Vigesta, Edvardo servisas, Unilever Lietuva distribucija, Deimra reklamos idėja, Darlandas, Smiltynės perkela, Jūratė, geriausios kanceliarinės prekės Mažeikiuose, Alex Sound and Light, Žilvino barono įmonė Muzikinis Rusys, Neringos gimnazija, Villa Flora, kavinė Minispot, grožio salonas Kaprizas, Kambuzas Denis, radio stotys Lalūna, Kapsai ir Mažeikiai FM. Įėjimas į renginius nemokamas.